Mūsų vaikystės sodas, kaip ir yra rašoma mūsų tinklalapyje, nėra darželis, o yra sodelis. Panašumai su darželiu yra tik tai tie, kad čia vaikai leidžia dieną. O tą dieną vaikai leidžia visai kitaip. Dėl to, kad visų pirma, mes atsižvelgiame į naujausius mokslinius tyrimus. Mes žiūrime, kas tinka vaikams, mes atsižvelgiame planuodami temas ir dirbdami su vaikais, mes atsižvelgiame į tai, kokius jie kelia klausimus. Ir einame kartu su jais. Be to, vaikystės sode mes įgyvendiname emocinio intelekto ugdymo programą. Ir skiriamės tuo, kad ne tik su vaikais kalbame, koks elgesys turi būti, bet kalbame ir kodėl tas elgesys turi būti toks. Daug su jais diskutuojame ir praktiškai tą išbandome. Vaikystės sodo pedagogai yra dauguma jų jauni, kūrybingi, norintys keisti ne tik Lietuvą, bet ir apskritai pasaulio ikimokyklinį ugdymą. Dėl to, kad mes matome, kad toks ugdymas, koks yra šiandien, tiesiog nebeatliepia poreikių tų vaikų, kurie auga šiandien. Ir dėl to mes savo pavyzdžių norime keisti ikimokyklinį ugdymą ir parodyti, kad vis dėlto galima daryti kitaip. Ir galima sukurti tokią aplinką, kur vaikas nenori išeiti ir sekmadienį laukia, kol grįš. Kad tėvai dalyvautų vaikų ugdyme yra nepaprastai svarbu. Ir mes turime visų pirma labai turtingą ir turiningą intranetą. Ir mūsų intranete tėvai gali stebėti paskaitas. Mes kartą per mėnesį turime paskaitas tėvams, įvairių specialistų. Taip pat mes turime labai turtingą biblioteką. Kiekvieną savaitę mokytojos rašo laiškus, tėvams galima bendrauti, nes kiekvienas yra ne tik tos tikrosios, bet ir mūsų virtualiosios bendruomenės nariu. Kodėl reikalinga ta virtuali bendruomenė? Ji reikalinga todėl, kad dabar dauguma tėvų dirba ir apskritai ikimokyklinio ugdymo įstaiga yra skirta dirbantiems tėvams, ar ne? Dažnai abudu tėvai dirba ir jie neturi galimybių visko išsiklausinėti kiekvieną dieną. Tai jie užmigdė vaikus ir savo tinkamu laiku gali atsisėsti ir susipažinti su visomis nuotraukomis, ką vaikas veikia visą savaitę, galbūt net pažiūrėti filmuką, perskaityti ramiai mokytojos knygą ir šiaip panaršyti intranete, galbūt net trečią kartą peržiūrėti paskaitą, ką daryti, kai vaikai ištinka 3 metų krizė, ar ne? Ir, kaip elgtis ir kaip neprarasti ramybės. Ir taip pat mes turime, nuolatinius pokalbius ir keletą tokių smagių niuansų, kaip mes įtraukiame tėvus, ar ne, per bendrus susitikimus, per bendras veiklas. Ir suprasdami, kad mūsų tėvai yra labai užimti ir turi patys daug veiklos, vis dėlto mes skatiname juos dalyvauti ir savo vaiko gyvenime, nes tyrimai rodo, kad jeigu tėvai yra įsitraukę, vaikas lengviau adaptuojasi, lengviau atsiskleidžia ir apskritai jaučiasi labiau pasitikinti savimi ugdymo įstaigoje. Vaikystės sodą baigia kritiškai mąstantis, drąsus, turintis savo nuomonę, gebantis ją pagrįsti, linksmi vaikai, kurie iš tiesų mano, kad mokytis yra nepaprastai smagu ir jie yra pasiryžę mokytis visą gyvenimą. Ir į suaugusį žmogų jie žiūri kaip į to gyvenimo palydovą, ar ne, mentorių, kuris eis kartu, su kuriuo yra nepaprastai smagu ir jeigu kyla klausimai, mes kartu einame ieškoti atsakymų.